Rinkdami kelis užsakymus vienu metu, galime juos ne tik rinkti, bet kartu ir rūšiuoti į skirtingas dėžes. Šiuo atveju galim tuomet rinkti užsakymus ir skirtingam klientam. Ne tik vienam klientui, bet jeigu užsakymai skiriasi, juos taip pat galiu rinkti, nes rūšiuoju iš karto berinkdamas. Tai šiai operacijai naudoju cluster rinkimą ir atsidariusime lange kursiu savo naują operaciją, kombinuotą rinkimą. Spaudžiu pliusiuko ženklą ir šioje vietoje turiu nusiskanuoti dėžes, į kurias rinksiu, taip pat ir savo dokumentus, kuriuos rinksiu. Tai turiu 2 sandėlio dokumentus, kuriuos turiu surinkti ir turiu pasiruošęs 2 dėžes, į kurias tas prekes rinksiu. Nusiskanuoju vieną dėžę, į kurią dėsiu prekes. Ir tai dėžiai priskiriu sandėlio dokumentą. Skanuoju kitą dėžę. Priskiriu kitą dokumentą. Kai priskiriu visus dokumentus į dėžes, tuomet spaudžiu mygtuką pradėti. Ir prasideda mano atrinkimo operacija. Tai vėlgi čia matom informaciją apie dokumentą, matom, kad keli pardavimai yra sudėti į vieną, matom prekes, kurias reikia atlikti iš kiekvieno dokumento ir spaudžiame tęsti ir pradedam operaciją. Šiuo atveju padarėm nustatymą, kad šaltinio lokacija jau yra patvirtinta ir dabar skanuosime tik tai prekę ir dėžę, į kurią tą prekę įdėsim. Tai atėjęs prie prekės ją skanuoju ir turiu nuskanuoti dėžę, į kurią tą prekę padėsiu. Nuskanuoju, įvedu kiekį. Tuomet kita prekė. Viršuje vėlgi matau, iš kurio dokumento ta prekė man rodo. Skanuoju prekę ir ją jau dėsiu į pirmą dėžę. Patvirtinu. Sekanti prekė. Ir dedu ją į dėžę. Jeigu nuskanuoju neteisingą dėžę, tai vėlgi mums parodo, kad turime įdėti į tą dėžę, į kurią priskyrėme. Patvirtinu. Ir paskutinė prekė yra ta pati prekė, tai reiškia įdėjome į vieną dėžę ir dabar antram užsakymui taip pat reikia šios prekės, tai ją taip pat mums reikia paimti. Įsivedam kiekį, patvirtinam. Ir dokumentas, kai baigiam atlikti, tai reikiamos prekės pradingsta ir atsiranda prie atliktų. Jeigu viską atlikom teisingai, tuomet patvirtinam dokumentą ir baigiam operaciją.